Šiandien mūsų VDU Rasos gimnazijos tinklaidės naujoje serijoje svečias finansinio raštingumo lektorius Justinas Brazaitis. Labas. A, tai gal pradėkime nuo pirmo klausimo. Kokie yra paprasčiausi būdai pradėti užsidirbti pirmuosius pinigus, neturint patirties? Taip kalbant apie Lietuvą, tai galvoju, kadangi ypač kai nepilnamečiai esate, tai yra daug sunkiau susirasti darbą, bet dažniausiai visąlaik ieško tą net kvalifikuotą darbo vietą, kaip pavyzdžiui, nežinau, kokia nors auklė, tarkim, būti, ar ten padėti su kažko, galbūt net asmeniniais asistentais, tarkim, pabūti kažkokių žmonių. Tai man atrodo, kad tokie darbai galbūt bent jaunimui yra gana, tiek nepavojingi sveikatai, tiek ir praplečiantys akiratį, kadangi, jeigu pagalvoji, tarkim, dažniausiai auklį ieško žmonės, kurie irgi būna užsiėmę, turbūt ir turi pakankamai pinigų leisti tuos pinigus būtent auklėms, tai iš esmės tu pamatai tą gyvenimą iš šių žmonių, kurie šiaip bandai, sėkmingai eina per gyvenimą ir galbūt ir pats gali kažko iš to išmokti. Tai jeigu tu žiūri iš finansų pusės, iš tos pridėtinės vertės, tai turbūt tokie darbai, kur gali dirbti su, arba daugiau uždirbančiais žmonėmis, arba labiau sėkmingesniais. Tai aišku, galima bandyti ir kurti, jau pradėti verslus kažkokius, tarkim, šiaip turiu vienus devintokus mokinius, kurie dar 8 klasėje pradėjo kurti jau savo verslą, tai tiesiog turėjo hobį, kad užsiminėti filmavimais įvairiais ir pradėjo irgi nuo mokyklos renginių įvairių, tiesiog filmuodo, bet galiausiai perėjo iki to, kad tiesiog parašė kelioms įmonėms, tarkim, ten vienai Padelio arenai, parašė dar ten keliems klubams, dar pasakė, kad vienas šių mokytojų yra irgi vienoj muzikos grupių ir tiesiog su jais pakalbėjo ir sako, mes norim pafilmuoti jūsų renginius. Ir galiausiai ten ant suaugusių tėvų užregistravo įmonę ir dabar sėkmingai filmuoja renginius ir taip irgi uždirba pinigus, panaudodami tiek savo hobį, tiek ir savo sugebėjimus turbūt sėkmingai filmuoti renginius. Tikrai neblogai sugalvota yra mokinių. Ir šiaip aš užsiminėjau nerimu ir buvo kilę tokia mintis, kad kadangi tai mano hobis, pradėti kažką kurti, ką būtų galima pardavinėti. Kaip būtų galima visą tai pradėti, kad pomėgius savo paversti į pirmasis gaunamas pajamas? Šiaip net vadovau, kaip pasakoju, man net 2 mintis kilo iš kaip galima monetizuoti šitą dalyką, tai turbūt pirmas tai faktas dėl to pardavinėjimo, tai yra puikių galimybių. Dabar iš tikrųjų yra tokia organizacija kaip Lietuvos Junior Achievement, kuri iš esmės leidžia mokyklos suole pradėti kurti verslus. Tai tikėtina, kad irgi jau, man atrodo, ekonomika jums 10 klasė nemokama. Taip. Jo, tai 10 klasė spėju, kad dar vis mokytoja Inga galėtumėt pasikalbėti ir, tarkim, registruoti iš esmės jau kompaniją, mokinių bendrovė, kuri leistų jums iš tikrųjų vykdyti savo veiklą ir pardavinėti būtent tos produktus. Tai labai smagu, kad yra sukurta ta galimybė. Iš tikrųjų, nuo 5 iki 12 klasių mokiniai tą gali daryti. Iš esmės tada gali uždirbti pinigus per tą savo verslą. Na, aišku, vasarą galbūt mažiau galima tai daryti, man atrodo, vasarą negalima tos veiklos registruoti, bet bendrai per mokslo metus tai būtų viena iš variantų, ką galėtume daryti, uždirbti tos pinigus. Antras variantas, kaip monetizuoti, tai manau turinį kurti irgi iš to, tai manau, kad dabar TikTokas, nežinau, Instagramas, YouTube'as, ta pati puikiai terpė yra, kad galėtume būtent kurti kūrinį, net ir nerodant savo veido, tarkim, nerimo nerinius, turbūt tai vadinasi, ne? Okay. Okay. O, pavyzdžiui, kokių klaidų reikėtų vengti, pradedant užsidirbti tos pirmosios pinigus? Jo, čia geras dalykas ir geras klausimas. Čia ir buvo, tai turbūt mano viena iš klaidų, kadangi, kaip ir minėjau, kai važiuodavau, tarkim, į Norvegiją, ten buvo fizinis darbas. Ir iš esmės, gana nemažai dirbdavau, bet tiesiog nebuvau tam pasiruošęs turbūt fiziškai galbūt. Ir iš esmės po 4 metų, sulaukęs jau pilnametystės, 18 metų, kai tik įstojau į universitetą pirmais metais, tą būtent vasarą sugebėjau šiek tiek nugarą susvaryti, man atrodo, išvarža gal net buvo kažkas tokio, kur realiai dirbau tokį darbą, kuris galbūt man ne visai buvo pritaikytas, nežinau, ar tai, arba pats nemokėjau pristaikyti prie jo. Tai iš esmės gal stengčiausi irgi žiūrėti tos darbus, kurie galbūt nekenksmingi sveikatai turbūt. Šiaip, tas pinigų įsidirbimas, man atrodo, eina ne tik per darbą, bet galbūt galima ir bandyti jau pradėti investuotas pinigus. Nes tarkim, šiaip bendrai Lietuvoje ir šiaip pasaulyje daugiausia valstybių investavimas yra nuo 18 metų. Bet yra ir kitokių būdų, kaip ir jaunimas gali bandyti investuoti pinigus. Tai yra iš tikrųjų sutartinio investavimo platformos kai kurios. Nežinau, čia turbūt nedarysiu reklamos, nesakysiu pavadinimų, bet tikrai galite pasigūglinti, kur leidžia nepilnamečiams pradėti investuoti jau net nuo kūdikystės. Iš tikrųjų galima sukurti vaikų sąskaitas ir kaip patys vaikai priimtų sprendimus, paskui šiek tiek paaugę.
Bet ir tas pats yra dalykas investuoti į įvairias alternatyvas arba kolekcinius. Tarkim, kokius nors daiktus, pavyzdžiui, tos pačios, nežinau, Pokemonų kortelės ar ten monetos kokios, Lego kaladėlės. Šiaip fun factas toks, kad Lego kaladėlių metinė investicinė grąža yra beveik dvigubai didesnė negu investavimo į auksą. Tai iš esmės apie 15%, kas gali pasiekti, dabar man atrodo apie 12% maždaug skaičiavimo vidutinė, bet iš esmės atradus tinkamas ten Lego kaladėlių, nežinau, rinkinius, galima visai nemažai pinigų jau net jaunimui pasidaryti. Tiesiog žinant ir domintis būtent tais dalykais. Bet, pavyzdžiui, ar nėra pavojinga, pavyzdžiui, nėra didelė tikimybė, kad prarastum tu tos pinigus ar kažkas tokio? Investuojant, tai visą laiką, aišku, yra ir priklauso labai, kuo labiau rizikuoji, tuo didesnė tikimybė prarastis pinigus. Aišku, iš kitos pusės, kuo didesnė rizika, tuo didesnė grąža gaunas. Tai man atrodo, šiaip, kol esam jauni, dar noriu sakyti, kad esu jaunas, tai man atrodo, kad galim bandyti kuo labiau rizikuoti, tiek ir su profesiniais, tarkim, pasirinkimais, tai bandyti kažkokius darbus, kurie galbūt atrodo įdomi, bet nežinot, ar norėtumėt juos daryti, nežinau, vėlgi tas pats turinio, tarkim, kūrimas, kaip ir dabar darot, ir labai tas fainai yra, tiek ir investavimas. Nu, turbūt, nežinau, ten neturėčiau rekomenduoti kažkokių turto klasių panašiai, bet pavyzdys, tarkim, kriptovaliutos, jinai yra labai rizikinga, bet galima matyti irgi tų sėkmės atvejų, kai tiesiog jauni žmonės užtaiko kažkokią kriptovaliutą ir praturtėja. Tai, iš esmės, irgi tokies, bandai rizikuoti, bet, aišku, irgi prarasti. Šiaip iš tikrųjų yra tas faktas, kad žmonės labai bijo to praradimo pinigų, dėl to neinvestuoja. Tas investavimas, galima atskirti dvi sąvokas, kad yra spekuliavimas ir investavimas. Tai spekuliavimas yra, kai tu vos nebandai lošti ir tiesiog investuoji pinigus ir tikės, kad ta akcija paaugs. Ir kitas dalykas yra investavimas, kai tu realiai pasiskaitai, domiesi ir jau ilgam laikui investuoji. Ne tai, kad tikės labai greitai tą grąžą gauti, bet iš esmės ilgam laikotarpiui, virš metų bent jau investiciją padarai. Ar geriau būtų pradėti nuo darbo kitoje kokioje nors įmonėje, ar iš karto bandyti kurti savo veiklą? Mes jau kai universitete mokėmės ir su kursiokais kalbėdavom ir atsimenu, vienas dėstytojas mūsų paklausė, sako, pakelkite ranką, kas norėtumėt pradėti kurti savo verslą vos ne iš karto po studijų ir paskui pakelkite ranką, kas norėtumėt pirmą bandyti kažkur dirbti, o tada kurti verslą kažkokį. Ir atsimenu, didžioji dalis mano kursiokų pakėlė ranką tada, kai sako, kad pirmą kažkur padirbti, paskui tą verslą daryti. Aš atsimenu, atvirkščiai kėliau, bet galiausiai man vis tiek gavos, kad pirmą dirbau, tada verslą bandžiau daryti. Iš esmės, nežinau tiksliai. Jeigu neturi to pradinio jokio kapitalo ir nežinai, iš kur susirinkti pinigų, tai galbūt verta pirmą padirbėti, pasidaryti stabilų pagrindą, nes man atrodo, kol negali patenkinti bendrai savo tų bazinių visų poreikių, neturi pinigų, tikėtina apie kažkokius aukštesnius tikslus, ypač su rizika nelabai pradėsi galvoti. Jeigu jau ten, tarkim, turi darbą ir turi pasyvų kažkokių pajamų, plius išbandai tą sritį, kurioje galbūt norėtum daryti verslą, tai visai būtų gal ir naudinga pirmą kažkaip padirbėti, tada daryti verslą. Bet jeigu jau tikrai žinai, ką nori daryti, tikrai matai, kad tas dalykas yra perspektyvus ir sprendžia tikrai kažkokią realią problemą, ko žmonėms reikia, tai manau, kad pirmiausia yra geriau daryti verslą. Nes vėlgi galiu pasimti asmeninę patirtį, asmeninę klaidą, kurią padariau. Tai iš esmės, aš labai myliu finansinį raštingumą ir investavimą. Ir prieš kokius 3 metus niekas visiškai, ypač mokinių arba jaunų asmenų, nešvietė to dalykų. Ir aš irgi pradėjau daryti privačiose mokyklose, įvairius būrelius ir visai pasiteisino, bet kažkaip taip labai neregistravau įmonės, o tiesiog labiau ant savęs. Kažkokio stipraus prekės ženklų irgi neturėjau ir tiesiog darydavau tą veiklą. Ir šiais metais jau vėl galvoju, panašių principų dirbsiu. Ir tiesiog tiek Vilniuje, man atrodo, tiek Kaune atsirado viena tokia irgi mokyklėlė, kuri pradėjo irgi finansinį raštingumą mokyti. Atėjo su labai daug pinigų, tai reiškia labai daug pinigų įdėjo į reklamą ir iš esmės labai greitai perėmė didelę dalį rinkos visos. Tai gaunas, kad turėjau tą idėją, dirbau ant savęs kaip freelanceris vos, ir galiausiai kiti irgi pamatė tą galimybę ir tiesiog atėjo ir uždominavo rinką. Tai jeigu irgi matai, kad turi tą idėją, kurios tikrai dar niekas nedaro ir tikrai perspektyvi yra, tai jau aišku faktas, kad geriau daryti savo. O kaip, pavyzdžiui, planuoti ir valdyti tas pirmasias pajamas uždirbtas, kad jos vis augtų? Investavimas turbūt, ne? Bet jo, yra tų daug labai skirtingų taisyklių. Aš pats visą laiką, bent jau žmonėms, kurie uždirba vidutinės pajamas, rekomenduoju 50-30-20 taisyklę. Tai 50% savo pajamų atsidėti privalomai išlaidom, tai maistas, namai, vaistai, jeigu reikia, dar visas būtinas išlaidos, transportas galbūt,
30% turėtų eiti pramogoms, tai kino teatras, nežinau, kažkokie vakarėliai galbūt, arba šiaip kažkokios veiklos, be kurių gali gyventi, bet tiesiog dėl smagumo vykti, nežinau, būreliai, sportas ir panašiai. Tiesiog kas nėra privaloma, bet tiesiog fainai yra. Ir 20% atsidėti taupimui ir investavimui. Iš esmės gali būti, tarkim, 10% tiesiog atsidėti taupyklę, tarkim, ir 10% investuoti savo pinigų. Ir taip, iš esmės, po truputį vis auginate savo asmeninius finansus. Yra dar vienas būdas, apie kurį šiaip dabar jau mažiau šiek tiek žmonės kalba, jis vadinamas FIRE metodu. Tai Financially Independent Retired Early, arba finansiškai nepriklausomas ir anksti išėjęs pensiją. Tai iš esmės, kaip žmonės šitą metodą naudoja, tai iš esmės tu bandai atsidėti maždaug 80% savo pajamų, ką tu uždirbi. Tai reiškia, įsivaizduokim, 1000 eurų uždirbi, tai 800 eurų atsidedi būtent taupimui ir investavimui, iš tų kitų 20% bandai pragyventi. Nu tai dažniausiai tikėtina, kad turi labai mažas išlaidas palaikyti, tai reiškia galbūt, nežinau, baigus mokyklą gyventi su tėvais dar kokius 10 metų, nieko nesinuomoti, nevažinėti jokias keliones, nors aišku, irgi yra labai daug galimybių, kaip galima važinėti ir nemokamai, bet ne apie tą man atrodo temą, bet jeigu kada norėsit papasakosiu, bet žodžiu, ir jo, iš esmės 80% savo pinigų realiai skirti investavimui. Ir tais apskaičiavimais maždaug, jeigu 10 metų tai pagyveni, tai reiškia maždaug kokių 28 metų, jeigu pradedi nuo pilnametystės dirbti, tai po tų 10 metų tu laisvai galėtum išgyventi iš savo investicijų. Iš esmės panašių lygių, kiek tu uždirbi iš savo paprasto darbo. Ir tau niekada nereikėtų dirbti daugiau. Faktas, čia tom jau tobulom sąlygom, tai reiškia, kad jeigu ekonomika staiga negriūna, jeigu tavo investicijos tikrai yra logiškos, ten nežinau, irgi nei kokias kriptovaliutos, kurios labai svyruoja, ir iš esmės po tų 10 metų, tai visiškai atsidavus tam FIRE metodui, galima visai tokį solidų gyvenimą susikurti. Aišku. Kokį duotumėt, pavyzdžiui, patarimą apie finansus? Apie finansus. Aplamai. Tu gali domėtis, kiek tu nori to investavimu ir finansiniu raštingumu, tau gali būti labai įdomu, bet iš esmės, jeigu tu tiesiog žinosi viską, bet to nedarysi, faktas, kad nepavyks tos finansinės sėkmės pasiekti. Tai tokia kaip disciplina reikia turėti. Labai teisingai. Iš esmės, suprasti, kad tas investavimas neturi būti kažkoks net pramoga, bet labiau tiesiog paprastas dalykas, kur tu kiekvieną mėnesį, taip tvariai, turbūt stabiliai atsidedi pinigus ir galiausiai augini tą savo finansų imperiją, turbūt galima tai pavadinti. Tai jo, patarimas turbūt, kad suprasti, kad čia iš esmės turėtų būti nuobodus dalykas ir tiesiog, turėtume džiaugtis širdie, kai matote, tarkim, kad pasiekit kažkokius tikslus, tarkim, ten, nežinau, pirmą 1000 sutaupot, pirmą 10 000 sutaupot, tuos dalykus pašvęst, pasidžiaugti, bet iš esmės suprasti, kad tai turi būti stabilu ir jeigu iš karto nesimato tos sėkmės, po kiek laiko vis tiek jį pasimatys. Ir ilgojo laikotarpiu, ypač jeigu kalbam apie 20 metų, jūs vis tiek uždirbsite daugiau negu investavote. Jau čia 99,9%, sakyčiau. O kalbant apie pirmosius darbus, kadangi kaip moksleiviai mes vis tiek galvojam, visada bandom rasti galimybių kaip vasarą, kad ir užsidirbti pinigų, tai kokių gal patarimų turėtumėt pirmiems darbo pokalbiams? Darbo pokalbiams. Iš esmės paties daug pasakoju, bet tiesiog nesteko pritaikytos įvairius metodus, tai darbo pokalbėse faktas, kad svarbiausia yra gerai save pateikti, tai vėlgi reikia pasiruošti, daug apie pačią įmonę pasidomėti. Bet tuo pačiu turi ateiti savo darbo pokalbį, parodydamas, kad tu nesi labai desperate, kaip lietuviškai desperate. Beviltiškas. Jo, beviltiškas, kad iš esmės kitų variantų neturi, ne? Čia jau kalbant iš to atlyginimo pusės, jeigu jau derintis apie tos finansus kalbant, tai iš esmės tu visą laiką turi parodyti, kad turi kitų pasirinkimų dar. Ir jeigu nori daugiau pinigų uždirbti, ypač jeigu net ateini be patirties, tu gali sakyti, tarkim, jaunimas mėgsta labai, tarkim, ten barmenais arba restorano padavėjais būti. Iš esmės yra tas dalykas, kad visai tokių darbuotojų trūksta. Ir kai veikia ir pasiūla ir paklausa, kad kai yra didesnė paklausa negu pasiūla, tai iš esmės paklausa turi galią. Tai reiškia, žmonės, kurie nori įsidarbinti, jie turi didesnę galią, nes darbdaviams jų reikia. Iš esmės tu gali ateiti su to principu, kad derėtis dėl atlyginimo. Tai reiškia, kad visą laiką turi sakyti, kad aš galvoju, tarkim, tarp šitų dviejų vietų, tarkim, dar galvoju apie kitą darbo vietą, sakai savo darbo vietą ir sakai, man pasiūlė tokį atlyginimą, jūs galbūt iš net nepasiūlė tokį atlyginimą ir sakykit, ar galit vos ne matchinti jį, ar galit prilyginti būtent tam atlyginimui. Iš esmės ta darybinė galia suveikia dažniausiai, ypač jeigu tikrai labai reikia darbuotojo, tai
toks derėjimosi metodas visai gali suveikti. Jeigu sako, kad negali tokį dar atlyginimą pasiūlyti, arba gali sutikti su tuo mažesniu, jeigu tikrai neturite jokių variantų, pablefavę, arba gali bandyti eiti kitų vietų ieškoti, kur tikrai patenkintų jūsų poreikius. Tai jo, svarbiausia nebijo dėrėtis, nes tas, kas parašyta darbo skelbime, tai čia nėra teisiškai kažkas įtvirtinta, nebent darbinantis į valstybinę kokią įmonę, ten, tarkim, mokyklą ar dar kažkur, tai jau tikėtina, kad nustatytos ribos. Bet jeigu į privatų sektorių kažkur, tai visą laiką galima dėrėtis ir bandyti išpešti šiek tiek daugiau savo. Koks jūsų nuomonė turėtų būti, pavyzdžiui, tas atlyginimas žmogui, kuris neturi darbo patirties, koks maždaug? Kontroversiškas klausimas. Nežinau, jeigu kalbame apie visiškai nekvalifikuotą darbą ir visiškai jaunimas, ką pradeda, tai tikėtina, kad kalbame apie tą minimalų mėnesio atlyginimą turbūt, nes jis tam ir yra nustatytas, kad iš esmės įsidarbinant, tu gauni būtent tą atlyginimą, kuris visiškai mažiausių reikalavimų prašo iš tavęs. Kol neturi įsilavinimo, kol neturi nieko, galbūt baigus mokyklą, jau gali bandyti ieškoti kažkokių darbų, kur šiek tiek mokėtų daugiau. Bet, iš esmės, kažko per daug turbūt irgi nereiktų tikėtis. Bet tuo pačiu ir nereiktų priimti darbo pasiūlymų, kurie yra mažiau negu minimalus mėnesio atlyginimas. Tai iš viso yra nelegalu. Tai jo, irgi nenusižemint savo tas vertės, nes nebereikalo tas įstatymas yra, ne? O šiaip paskui priklauso. Vėlgi, man atrodo, reikia suprasti tą dalyką, kad kuo tu daugiau darbe prisiėmė atsakomybės, tuo tavo didesnis atlyginimas turi būti. Tai reiškia, dėl to vadovai gauna daugiau atlyginimų, dėl to rizikingos profesijos gauna dažniausiai didesnius atlyginimus, neskaitant policininkų turbūt, kur turėtų būti didesni atlyginimai. Bet jo, tai iš esmės, kuo didesnį atsakomybę prisiėmė, kuo didesnį riziką pasiėmė, tuo tavo atlyginimas turėtų būti didesnis. Jeigu tai visiškai nerizikingas darbas, kuris nesukuria daug dar ir pridėtinės vertės, tai tikėtina, kad galima pasitenkinti to minimaliu mėnesio atlyginimu, ypač jaunam žmogui. Kaip ir ne, ačiū tikrai už visą informaciją. Ačiū Jums, labai fainai, kad pakvietėt. Buvo labai malonu pasikalbėti. Man irgi. Taip, tikrai manau, daug moksleivių praveršia informaciją, nes tikrai yra daug kas domisi šiais klausimais. Ačiū labai. Ačiū Jums. Taip, ką galima visą laiką parašyti. Lauksiu Jūsų žinučių ir ačiū Jums labai. Ačiū.